Daugybė protingų žmonių pasakoja, duoda patarimus, kaip reikia gyventi ir panašiai. Kodėl tau neišeina paimti ir pritaikyti? Mat yra toks mechanizmas, kad žmogui per vieną ausį eina, per kitą išeina ir iš to jokios išvados nedaro. Kodėl taip yra? Todėl, kad yra jūsų filtrai sudėti vadinami pasaulėžiūros, per kuriuos jūs tą ir filtruojat. Ir kol tu žmogaus, kuris nepasitikė, neįvesi į atitinkamą būseną, ten nepakeisi tų filtrų. Na, įsivaizduok, kad tu kažką įsimetė į burną, suvalgiai, skrandis viską išleido laukan, kaip kokias saulėgrąžas arba žirnius. Jokio suviršinimo nėra. O čia tas pats. Gavai informaciją, jinai tau įėjo ir išėjo. Ir tu nieko iš to nepasiėmei. Na, taip reikia. Bet galima tai pataisyti, kai jau žmogus prieina prie išvados nebepatenkintas savo gyvenimu, jis nori keisti. Tada galima vesti atitinkamą būseną ir keisti. Bet čia jūs negalvokit, sakau, kad už jūs daro, jūs patys tą darote. Tik tai su kito žmogaus pagalba. Tai va, registruokis į nemokamą konsultaciją telefonu ir pabandysim parodyti, kas čia vyksta, jeigu norėsi. Tai va, iki.